Na kągi, sveiki visi. Šiandieną aš filmuoju savo pirmąjį vlogą, RuneScape'o vlogą. Šiaip sugalvojau pradėti kurti vlogus šiaip kaip hobį. Man tai pradėjo patikti, kažkaip aš prieš tai bandžiau filmuoti video, bandžiau ten komentuoti, komentavimas buvo galbūt nekoks. Tai va, ką aš galėčiau jums papasakoti apie save. Apie save galėčiau jums papasakoti nieko, o apie savo accountą, tai va, galiu parodyti status. Statai nėra labai dideli, kaip manyčiau, kokius aš galėčiau turėti, nes aš jau žaidžiu labai ilgai RuneScape'ą, tikrai labai ilgai, 2 metai. Tai manyčiau, tai tikrai nėra trumpai. Ta prasme, žinoma, galėtų būti didesni, bet aš per tuos 2 metus galbūt ir per RuneScape'ą tiesiog šiaip prisijungi prie jo, sėdi ten, galima sakyti, nesąmonės darai tiesiog. Tai kažkaip nežinau. Mano maino kėlimas prasidėjo gal prieš kelias savaitės tiktais, nes šiaip aš buvau iš viso puras, paskui nuo puro buvau zerkas, nuo zerko mainas. Purų buvau ilgiausiai, zerku buvau trumpai labai, gal tik tais tokie, nežinau, kelis mėnesius. Nu jo, gal kelis mėnesius tik ir buvau. Tai va, ką dar čia galiu papasakoti? Galiu parodyti, kokius esu questus pasidaręs. Turiu 103 quest pointsus, Dragon Glovesus, galiu paskirti, kad turiu Fury, Berserker rinką į Strength Keeper. Yeah, boy. Ai, vakar, bet ne vakar, užvakar jo nusipirkau Dakaro setą. Ten biškai susitaupiau pinigų, buvau pas Green Dragonus, paskui Runecraftingą biškai kėliau, paskui pildžiau Glorius, nes iš Glory pildymo aš paskui galbūt kažkada parodysiu, kaip aš pasidarydavau po 1 milijoną per valandą. Man tik reikėdavo, reikia vieno questo, tai palaukit, aš neatsimenu, berods Herojas jisai vadinasi, jo. Nu karočią, Herojas questą reikia, ir kad galėtum pildyti Glorius ir tiesiog nueini į Grand Exchange'ą, pasiemi, nusiperki paprastus Glorius nepapildytus, nubėgi, papildai Glorius iki 6 ir paskui parduodi. Ir tai, vat, nežinau, padarai per valandą kažkur 30 tripų. Tai nežinau, aš ganėtinai pasidarydavau daug pinigų, tai būdavo pasidarai ir 500 tikrais, kai tarkim sunkiai tas Glorius pirkdavai ir pardavinėdavai, nes tu esi labai priklausomas nuo Grand Exchange'o, tarkim tu būna, gali parduoti tos Glorius per 1 sekundę, tik įdedi ir iškart parduoti, būna tau reikia laukti viską, tai kažkaip tai ir su pirkimu tas pats yra, tai va. Kas dar naujo? Nežinau, kažkaip nieko naujo per daug nėra, galiu tik tais pasakyti, teisingiau galbūt pareklamuoti Lanchatą, lietuvių, Ultimo 7, žiauriai faina hebra, žiauriai visi draugiški, tikrai ateikit, nepasigailėsit. Čia yra, man atrodo, bent jau anksčiau buvo dar ten vienas youtuberis, kuris keldavo vlogus, dabar tai kiek žinau, turbūt jisai taipogi ganėtinai daugam bus žinomas, tai PKVudis, jisai irgi vlogeris, tai va, jisai taipogi sėdi šitam planšete. Tai va, nu nežinau, gal šiandieną ir užteks, beje, galiu pasakyti vieną dalyką, tai kad video pas mane bus tokie, kad aš grinai per vieną video pasakysiu, ką nuveiksiu, parodysiu galbūt, kaip aš tai darau, galbūt ten ir, ta prasme, video gale pasakysiu savo kito video golą, ką aš veiksiu.
Tai va, aš galiu dabar pasakyti, ką aš norėčiau nuveikti per kitą video. Ta prasme, kas bus jau per kitą video. Gal, mane sutiko dėl to. Tai 100% 75 defenso. 100% bus padaryti šitie du questai. Tai man tik 2 free questų reikia. Tai va, Prince Alai Rescue ir Ship Share. Paskui norėčiau labai daskelti 70 playerio. Tai čia dėl kito karto nežinau, ar tiek bus, bet manyčiau kažkas jau tokio, nes dabar dar manyčiau pasidarysiu vieną questą, tai Cabin Fever, nes man tik 50 prie archeologai. Nu karočią, neįdomu. Man dabar tik reikia vieno questą, jam tai Room Deal, kurį manyčiau irgi teks pasidaryti, netgi galbūt jau kitam video bus jau ją visi padaryti. Tai va. Ką dar galėčiau papasakoti? Nu kaip ir nieko, gerai tada. Dėkui, kad žiūrėjot, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, duokit galbūt patarimų ar pasiūlymų, ką nuveikti, ką parodyti. Gerai, sėkmės visiems. Davai.